diena numeris 5. Ir toks jausmas, kad baigias atostogas, nes šiandien išsikraustom iš viešbučiaus, bet iš tikrųjų atostogas tik prasideda, nes dabar bus day number 1 in a van. Šiandien pavalgom pusryčius ir važiuojam pasiimti autobusiuką, su kuriuo apvažiuosim apie Islandiją. Taip, pažiūri pro langą ir nelabai nori išeiti lauką. Bet reikės išeiti, nes atostogos. Išsinuomosim mašinuką ir važiuosim apie Islandiją. Ir šiaip liktai brėžimų jokių nėra. Ir viskas turėtų būti gerai. O laukia tai lyn. Nežinau, kad važiuosim. Tai bus super. Pasiėmėm autobusiuką. Ir žiaurė vėjot ir lyn. Ir atvažiavom dabar apsipirkti maistą. Tai buvo nesparata ir dar kroną šok. Tai mes pirksim keliom dainom video maistą. Būtam, ko valgyti. Ir va. Oi. Kaip čia gaminti, kol iš es nežinau, bet turbūt valgysim šokoladą ir hotdogus pagal taukančių turim nupirkti. Dabar važiuodam iki pirmo į tašką ir žiaurė vėjota ir čia gerom kadram, nes kamera prisegta, bet va, jas mašinai išuotas labas nievai ir būtė. Ir štai visai vien, bet sakė, kad nuomojamės autobusiuką, kad greituot jau neturėtų veikti, bet važiuodam dalyvuoti, kad romėno papratus, nes yra nebesautonama, tai nuo jūros yra labas vietų, tai reikia sargę vairuoti. Evelina braunasi į galą, o mes padarėm pirmą sustojimą vakarieniai, gal ir į pizzą. Tai atrodo toks apkius kelias, bet pagal gaicus turėtų būti nebloga pizza. Tai eisim paragauti. Ir visai taip sunkia vairuoti, kai labai didelis vėjas. Padės čia. Aha. Ir lyn, tai taip važiuojant, turiu vairą stiprią laikyti. Ir Evelin sako, dabar jau suprantu, kad tos paklodės reiškia iš galerijas, kur buvom nuėję. Tai realiai, kiek laik važiavom, čia kelias valandas, tai paklodės ir te matom. Tai važiavom palei krontą, ten turėtų būti labai gražus vaizdai, bet matėm pelką paklodį praktiškai. Tai sakėm, jeigu grįžtant bus geresnis oras, prasuksim ten dar kartą, dar po 100 km, kad pravažiuoti. Ir va, ir einam valgyti pizzas. Kokia atrodė sušalusi? Šalta? Renkamės picų, čia pakankamai didelis pasirinkimas, kai dažniausiai nieko gero nereiškia, bet pagal gidą sakė, kad čia visai nebloga pica. Nors kai atėjome į vidų, tai visiškai tuščia. Ir kaip biškai American Diner dar. Ankstiai visai dar. Jo, dar ankstiai gal. Bet mums kadangi pakeliau, bet jau važiuosim jau apsistuoti campsite. Tai yra kažkos. Gerai, aš stoviu, ko noriu. Mano cheese queen. Yra vynus margarita. Ir dar uogienės kažkokios atnešim prie picos. Nu, ragaujam. Tai pica yra su 4 sūriais, su prezident, su mėlynuoju, su kamembera. Ir atneš dar uogienės prie picos, kad iš tikrųjų visai tinka. Bet gėda tai tikra parašė amerikietis. Jeigu nam čia pica pati geriausia, tai čia amerikietiška tipo pica. Tu moki laikyti. Sustojom. It's our first camping thing. Išsilankstėm lovą. Ir kai nuėjom į receptioną, sakėm, galime čia porą valandų pabūti, pažiūrėti, ar mes campinsim, ar ateisim vėliau viešbučiaus kambarį pasiimti. Tai va, dabar uždėjom 2 valandų timerį, išsiteisim lovą. Ir aš tai excited, Evelina neatrodo excited. Labai excited. Pamatysim po 2 valandų, kai bus. Camping. Jej, dar iš protų skardinę atsidaryt. Vau. Taip. Čia skaitos šiuolaikinė šeima. Vienas sėdi su kompu, kitas sėdi prie telefono ir naudojam limituotą internetą, kad facebookintis. Nu, negi miegoti eisit, bet lyja į viesputį, lyn, į nėra ko nuveikti. Negi šnekėsi su žmona. Ne, facebookinsis. Taip.